naujasis Seimo pirmininkas daugialypė asmenybė. Prieš 42 metus Lazdijuose gimęs Arūnas Valinskas aukso medaliu baigė vidurinę mokyklą Vilniuje, bet kelis kartus buvo išbrauktas iš Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų sąrašų. Pirmą kartą dėl elgesio nesuderinamo su tarybinio studento vardu. Po metų grąžintas į universitetą, vėl 3 kartus išmestas, nes aktyvi koncertinė veikla buvo sunkiai suderinama su studijomis. Prieš 8 metus šou ryklys, o dabar ir politikas Arūnas Valinskas grįžo į universitetą ir po 3 metų neakivaizdžiai baigė teisės studijas, tapo teisės magistru. Valinskas – baudžiamosios teisės specialistas. Arūnas Valinskas geriau pažįstamas kaip šou renginių ir televizijos laidų vedėjas, šou verslininkas. Jo karjera televizijoje prasidėjo žaidimu Taip ir ne. Valinsko darbo vaisiai – dviračio žinios, dviračio šou, auksinių svogūnų apdovanojimai, muzikiniai šou ir kiti. Dar prieš pusmetį būsimas Seimo pirmininkas skaičiavo, kiek kartų buvo kviečiamas prisijungti prie vienos ar kitos politinės partijos ir demonstravo ištikimybę šou verslui. Kasmet po kelis kartus tenka išgirsti pasiūlymų, gal jau pribrendau esą politikai ir galėčiau įsilieti vieną arba kitą politinę jėgą. Bet aš matytam reikalui taip galbūt niekada ir nepribręsiu. Arba jau seniai subrendau, kad ten neičiau. Pasirodo, Arūnas Valinskas politikai subrendo labai greitai. Praėjus mažiau kaip mėnesį po šio pasisakymo jis pradėjo kurti partiją su šūkiu – prikelti tautą ir politiką iš sąstingio. Oficialiai Tautos prisikėlimo partija, vadovaujama žinomo šou ryklio, gimė birželio 19 dieną. Pasirodo, idėja sukurti iš šou pasaulio atstovų sudarytą partiją Valinsko galvoje kirbėjo gerokai anksčiau. Mes čia porą kartų su Marijonu Mikutavičium, su Rolandu Skaisgiriu, ten su kolegomis buvom sugalvoję tokį variantą kurti apskritai tokių, sakysim, kaip pavadinti, pramogų ar muzikantų, ar šou partiją, ir visi vienmandatėse išsikelt ir manau, kad kokie 20 praeitų į Seimą. Turbūt Valinskas be kitų talentų turi ir aiškiaregystės dovaną. Į Seimą pateko 18 Tautos prisikėlimo partijos narių. Partijos pirmininko gyvenimą paįvairino ne vienas susidūrimas su teisėsauga. Ypač pagarsėjo įvykis, kai Valinskas, nubaustas 15 000 litų bauda, ją sumokėjo 1 centą monetomis. O nubaustasis buvo už pokštą per dainininkų Žilviną Žvagulio ir Irenos Tarašaitės vestuves. Jaunųjų piršlys juokais policijai pranešė apie Šarūno viešbutyje, kuriame vyko šventė, padėta bomba. Politiko deklaruotas turtas siekia beveik 3 milijonus litų. Atsižvelgiant į Arūno Valinsko turtą, bauda neįtin skaudžiai kirto per kišenę. Tačiau toks neatsargus papokštavimas politiko dosiją papildė teistumu. Prieš vieną auksinių svogūnų apdovanojimų ceremoniją Valinskas žurnalistams atviravo. Kuo daugiau prikrečia kvailysčių, tuo yra lengviau daryti tokį renginį, bet tuo yra sunkiau gyventi. O jeigu valdžia kvailysčių nekrėstų, gal gyventume šiek tiek liūdniau, bet už tai geriau. Ateinantys metai parodys, kas Valinskui arčiau širdies. Tautos gerovė ar nominacijos už politikų kvailystes. Reporterė Jurgita Gižaitė, Vilnius.